Turėjau šiandien naują įdomią patirtį ir patirtis yra tokia, kad turėjau pranešimą apie virtualaus asistento sukūrimą. Galbūt teko matyti, kad aš dalinuos ten vaikščiodamas naktį ar ten sniege, bet ką aš paskutinį mėnesį darau, tai kuriuosi virtualų IT asistentą, su kurio pagalba galėčiau kurtis tokius įrankius kaip chatbotai, automatizaciniai įrankiai ir pasirodo tai, ką atradau, ką jau taikau savo, yra pakankamai unikalu. Ir šiandieną robotikos mokykloje, ačiū Pauliui už pasitikėjimą, dalinausi ten keliems žmonėms, mažai grupiai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų mąstyti, kad atrast būdą, kaip tą virtualų, ne tai, kad asistentą, apskritai kaip dirbtinį intelektą panaudot savo veiklose. Tai laikiausi tokios nuomonės, kad pažinodamas žmogų, žinodamas, kokią jis turi rūpestėlį arba kartotinius veiksmus, tai netgi toks namų darbas buvo, toks namų darbas, aptarimas, kad įvardintų bent jau taip ekspromtu kiekvienas, kokius daro kartotinius veiksmus, kur, pavyzdžiui, ar tai yra darbiniai procesai, ar tai, pavyzdžiui, kažkas sekasi, nesiseka ir lygiai taip pat, ko nedaro. Tai gali būti ten irgi užslėpta vieta, kur galima būtų pritaikyti tą vadinamą dirbtinį intelektą. Ką reiškia dirbtinį intelektą? Tai šiuo atveju mes kalbam apie GPT modelius, kur rašai tekstą ir gauni rezultatą. Aš dabar neliečiu ten nuotraukų, video generavimo, aš tiesiog klausimų atsakymų ir ką su tuo daryti. Ir gvildenom, kaip, pavyzdžiui, pritaikyti, sakykime, vienu atveju buvo apie apskaitos klausimais, ten ypatingai darant pavedimus, kad išvengt klaidų, kaip galėtų dirbtinis intelektas skenuoti dokumentus, iš tų dokumentų traukti informaciją, sisteminti, dėti lenteles ir tada ką su tais duomenim daryti, ar tai palyginti, ar tada galbūt jau į apskaitos programą įtraukti. Čia yra tų tokių variantų ir gaunasi čia kaip ir sudėtingai skamba, bet tai nėra sudėtinga. Ir jeigu aš galiu padaryti, gali bet kas pasidaryti. Ir, pavyzdžiui, irgi buvo atvejis, kai noris padaryti skaidrės ten su kopilotu. Ir, pavyzdžiui, galbūt tai yra įmonės naudojimo reikmėse, tenais yra ribotuvai. Greičiausiai promptos kūriamas ne taip, tai irgi viena mano iš tokių žinučių buvo, kad kurti tuos, bendrauti su tuo botų vadinamų to GPT, kad jisai sukurtų promptą, kurį paskui davus jau gimtų rezultatas. Ir netgi tokia ekspromptų gimė mintis, kad reikėtų įsivaizduoti tą GPT, tą AI, tą, nežinau kaip čia vadinkim, darinį, kad jisai yra kaip, pavyzdžiui, vaikas, kuris nemoka valdyti automobilio. Ir tas AI-us, ne, ir pavyzdžiui, vaikus yra imlus, atsakingas, ten norintis padėti, nusiteikęs, darbštus, visoks epitetais papilkim, bet kad jisai pajudintų tą mašiną iš vietos nestumint, ką reikėtų padaryti? Yra krūva taisyklių, krūva procesų, kuriuos vieną po kito įvykdžius tam tikrą seką, automobilis pavažiuos, nepriklausomai nuo amžiaus. Tai reikėtų tą GPT įsivaizduoti kaip tą vaiką, kuriam uždavus jam suprantama kalba, suprantama seka paaiškint, ko nori, kokio nori rezultatų, tada galima tikėtis, kad tas rezultatas įvyks. Tai reiškia, vienai moteriai primiktinai raginau jos užduočiai, nes aš manau, kad jinai yra susijus su grafiniu atvaizdavimu ir ten yra sudėtingesnės, tos turėtų būti tie promptai vadinami, tos raktiniai, kaip čia tie užklausimai, tos kodai, sakiniai, apibūdinimai, kad jinai išmoktų to vadinamo prompt engineering vadinasi, to kaip ir raktinių tų frazių inžinierė patapt. Ir kad tai patapt, tiesiog bendraut su GPT, su tikslu, kad jisai sukurtų tokį kodą, kurį paskui įdėjus jau gautų tą rezultatą. Ten šiuo atveju norėjo, kad būtų prezentacinių skaidrės gaminamos. Tai netgi parekomendavau galbūt ne kopilotę tą padaryti, galbūt kopilotę su tais duomenimis pažaisti ir sukurti tą promptą, bet jį paskui įdėti, pavyzdžiui, į Gemini, kuris gal Google ekosistemui geriau supras ir geriau paveiks. Tai dar buvo momentas, kai norėjo, pavyzdžiui, vaiko mokymosi tikslais, kaip panaudot tą GPT bendravimą ir toks kaip ir nusivylimas nuskambėjo, kad atrodo kaip ir rašo žinutes, užklausimus ir gauna vėjus, ten haliucinacijas ir netikslią informaciją. Tai irgi aiškinau, žiūrėk, kad jeigu duosi labai abstrakčią informaciją,
joks vaikas nesupras. Tai vat man labai patinka ta alegorija, kaip vaikas ir tuo pačiu, kad būtų labai aiški, konkreti, tas aiškus, konkretus norimas rezultatas. Tai, pavyzdžiui, jeigu šiuo atveju būtų pajudinti mašiną iš vietos, reiškia, ir turi sankabą, jeigu tai yra rankinė, ne, pavarų dėžė, sankabą nuspausti, bėgį įjungti, gazą paspausti, apsidairyti, įsivertinti krūvą faktorių ir kad saugiai pajudėti iš vietos ir dar paskui sustoti. Tai čia yra apie tai. Ir galop priėjom prie to, kaip aš pats priėjau prie to GPT, nes mano galvoj niekaip nesirišo, nuo ko pradėti, kur atrodo, ir seminaruose buvau, ir mokymus klausiau, ir YouTube'o belė kiek, atrodo, gerai, aš bendrauju su tuo ten Geminaju, rašinėjau, klausinėjau, bet irgi kažkaip netrigerino. Po truputį pradėjau konsultuotis verslo procesais, tiesiog rašiau, kad rašyt. Pradėjau irgi aiškėti, kad pavyzdžiui, ko aš nedarau, pasidarė nefaina, nes pradėjau rodyti, kad ko aš nedarau, ten marketingo tematika, tenais apskaitos tematika, verslo procesų tematika, galvoju, čia man per sudėtingai, nes atrodo ir tą daryti, čia ne man. Tai ir galop atėjo toks suvokimas ir čia aš manau, kad Ryčio Lukočevičiaus reikėtų didžiausią ačiū sakyti, kad N8 atsirado ir tada atėjo toks suvokimas, kadangi, kaip pavyzdžiui, atsidarius naršyklės langą, vedu ten tuos tekstus ir kai įvedu tekstą, jisai duoda atsakymą atgal. Ir matyt, ko mano galvoj trūko, o ką su tuo atsakymu daryti? Gerai, parašiau, kad aš noriu ten, pavyzdžiui, paleisti reklamą. Žinutė suformavo, kaip ir aišku, davė idėjų, ten nuo crazy iki labai logiškų tenais ir kaip reikėtų, kaip pavyzdžiui, verslininkui arba kaip pardavėjui, arba tas atėjo Manto Kapočiaus dėka iš Dipos, kad rolės. Turi būti labai aiški rolė ir tada jam aiškiau susišvies, ko aš klausiu, jeigu dar priduodu rolę, tada priduodu kokio rezultato norėčiau, ko tikiuosi, tada tokia jau aplipdyt užklausa, kad tas jo atsakymas būtų aiškesnis. Ir atrodo, ir rolės pradėjau daryti ir kaip ir tuos atsakymus gauti logiškus ir atrodo, aš dėlioju savo galvoj, kažką įgyvendinu, kažką atidedu ateičiai, bet vis tiek kažkaip atrodė, negi čia yra tik tiek, ką galima su tuo, nes atrodo, kiti ten kažkokius asistentus virtualius darosi, kas ten dovelnės, atrodo, čia pradėjau uždavinėti klausimus, o kas tie asistentai, pradėjau kažką kalbėti apie programavimo, kažkokio ten serverius, galvoju, tikrai ne man. Aš suprantu, kas yra virtualus asistentas, bet AI-jaus asistentas, o ką aš tada su juo veiksiu, ką jis tenais laiškus man rašys kažkaip, kažkam, kaip ten, žodžiu, krūva tokių nežinomųjų. Ir paskui atėjo tokia mintis, kad o gal aš ne nuo to galo pradėjau, o gal reikėtų. Ir dabar aš tavo atsakymą radau, kad nuo to ir reikėjo pradėti. Reikėjo pradėti nuo kokią problemą aš turiu ir kurią norėčiau išspręsti. Ir šiuo atveju arba aš nedarau, arba nuo manęs nepriklauso ir nieko negaliu padaryti. Ir pavyzdžiui, didžiausias rūpestėlis buvo, pavyzdžiui, žmogus ateina į tinklalapį, ne elektroninė parduotuvė, koks mano prašymas yra, kad atsakytų į klausimus. Aš gaunu kontaktus, gaunu išsamius atsakymus ir tada pateikiu žmogui individualiai pritaikyto personalizuoto čiužinio pasiūlymą. Seka labai aiškiai. Pasirodo, žmonėm nepatinka formas pildyti. Kaip ir aišku, nes ir man pačiam ten nėra mėgiamiausias veikla. Bet formatas toks, nes, sakykime, salono atsisakiau, telefonų skambinti jau labai mažai kas benori. Yra kas skambina, bet santykis yra mažesnis. Ir dar pamačiau nuo karo pradžios, kad tų formų pildymo gerokai sumažėjo, tai arba rinkoje kažkas pasikeitė, nors atrodo būna, kad reklamas leidžia ir žmonių ateina į tinklalapį. Padariau prielaidą, kad pasikeitė šiek tiek žmonių dėmesio paskirstimo klausimas ir jie tiesiog nebesutelkė dėmesio ir paskui pamačiau iš analitikos, kad tiesiog neužbaigė. Pradeda pildyti ir neužbaigė. Būna galbūt koks klausimas, kuris kelia dvejonių, normaliai neatsakiau, kodėl tą klausimą verta atsakinėti, ir žmogus atkrenta, galvoja, ne taip gal labai ir nori to personalizuoto čiužinio. Tai čia jau mano problema, ne žmogaus, kuriam ten nepatogu, nefaina arba jis nesupranta, kodėl aš to klausiu. Tai ir tada natūraliai kilo tokia mintis, o gal verta vėl pabandyti, nors man nepatinka žodis pabandyti, bet vėlgi toks kaip ir lūkestis, kaip ir noras, o gal visgi chatbotą padaryti, nes aš buvau su ManyChatu, gal kokie
5-7 metai, kokie 5-6 metai gal atgal su ManyChatu kūriausi chatbotą, man tada, greičiausiai aš pats ne visko supratau, bet ko man tada trūko, gal nemokėjau, gal ten su nemokama versija, aš neatsimenu, bet man trūko to conditional, kaip čia vadinkim tas, kas būtų jeigu. Pavyzdžiui, yra pasirinkimas ir jeigu įvyksta pasirinkimas, tada yra keli variantai to scenarijų. Ir kuo daugiau atsišakoja tų galimų variantų, tuo automatiškai gaunasi, kad didėja pati chato sistema ir kai ta chato sistema yra didelė, ją sunku administruoti ir galop aš ten pasimečiau ir jis kaip ir veikia, bet mačiau, kad žmonės nesinaudoja ir realiai buvo nefainai ir neaišku. Tai va, ir dabar, kai atsirado N8N, tai reiškia jungtis tarp to naršyklės langė, parašau, gaunu tekstuką ir kad susikurtų failai, pavyzdžiui, suprogramuotų kažką, ne? Jeigu jis tekste suprogramuosiu, kur aš tą kodą dėsiu? Aš juk, neprogramuoju, turiu supratimą ten nuo mokyklos laikų, kas yra programavimas, logika, projektavimas, čia tas S-lygis informatikos, dabar, nenuėjo šunėtų degos, tik tais, kai man jau 40+. Bet pats principas, kad pradėjau suprast, kad, tas chatas su N8N tada padaro taip, kad tas N8N sukuria failus ir juos paskirsto, kur reikia. Ir tada, čia gali būti jau įdomu. Tai reiškia, kad aš chatinu su tuo GPT, jisai į N8N išsiunčia užklausą, o ta užklausa, tas tarpinė grandis, jinai padaro konkretų veiksmą, ar mano kompiuteryje, ar serveryje, ar programą parašo, serverio nustatymus padaro ir gaunasi, kad smegenys yra tas GPT, su kuria aš ten duodu užduotį, konkrečiai suformuluoju, o per N8N tokios kaip rankos, kaip tas, nežinau kaip čia pavadint, Papa Karla, drožė ir gimsta, kas gimsta. Ir tada pradėjau daryti tą chatbotą. Sugaišau gal galvoju, gerą savaitę. Kažkokie rėmai pradėjo atsirast ir tie rėmai, tokie, kad pavyzdžiui, įvedi rezultatą, gauni atsakymą. Vėl išmeta klausimą, tada vėl pasirinkimas arba įvedi rezultatą. Ir toks paprastai atrodo, ten gerą savaitę su ten AI-jum, ten daryti, ten ribas pasiekdavau tos ten nemokamos, man atrodo, versijos, o gal už 20 eurų ir buvo mėnesinis tas planas, kad ir dar buvo prieš šventes, tai dar ten buvo 2 planas, tai aš taip kaip ir turėjau progos pasižaist, nes buvo tos šventinės dienos ir taip susiklostė, kad negalėjau nei filmuoti, nei montuoti, teko būti išvykus. Tai tada per nešiojamą kompą tenais per tą tarpušventį žaidžiausi. Ir pradėjo, tokia mintis ateiti, tai jeigu aš su ManyChatu tą galėjau pasidaryti per kokį pusdienį, tai aš savaitę laiko vargau su AI-jum. Kažkokia nesąmonė, kaip, atrodo, paprasti, kas būtų, jeigu jau nekalbu apie ten kažkokią ten jau tą conditional logiką, kur ten jau kas būtų, jeigu ten ir ten variacijos. Ir paskui man dašuto, ką aš darau, aš kuriu ne chatbotą, aš mokausi sukurti virtualų asistentą. Tai reiškia, ne virtualų, tą AI asistentą. Tai reiškia, aš mokinuosi ir mokinu tą GPT, kurt failus, suprast, ko aš noriu ir tada, kai jisai suklysta, kaip ištaisyti klaidas, kaip man jas pastebėti, ištestuoti, kaip patikrinti, kai aš nemoku programuoti ir aš nežinau, ką jis ten priprogramavo, aš galiu tik rezultatą patikrinti ir jeigu rezultatas neveikia, tada pradėjau suprasti, tai dabar testavimo versijoje, kai yra tas chatbotas, tada, pavyzdžiui, kiekvienam klausimui pradėjau priskirti kodą. Tam tikrą, nes kadangi tai yra vis tiek seka, kaip ir problematika, tai kad man susigaudyt, kurioj vietoj jo prašyti kažką pakoreguoti, tada pradėjau kiekvienam klausimui duoti, vadinkim, sekai koduotę tokią ten su numeracija arba ten su papildomam raidėm, kad atskirčiau, kur ten kas, nes ten, pavyzdžiui, čiužinys vienam, čiužinys vaikam, čiužinys porai, tada poros vienas žmogus, poros antras, ant tų variacijų atsiranda. Bet nieko nekalbu apie dar, kad kai pasirenka, tada dar yra išsišakoja. Tada pradėjau kurt, ten tas, vėlgi, aš kadangi vizualiai nematau, tik tais aš jam rašau tekstais, man rašo kodą, ten jau vien tai, kad serverį pasijungt, ten susikonfigūruot, kad ten ir saugumo spragas atsinaujint ir kad viskas veiktų, aš net serverio nemoku administruoti, tai reiškia, man GPT nuo pirmo tą
asistentą besidarant, ką aš padariau, tai pradėjau kurtis įrankį, pagalbininką, kuris gali, aš jo prašau, ką padaryti, arba paklausiu, galbūt jis gali paieškoti internete atsakymų, tai aš kadangi hostingerį yra tas VPS-as, tai aš su Kodi hostingerio chatbotu ir su tuo, dabar galvoju, Cloud'ą jau turėjau, Cloud'ą kodą chatu, vienam rašau, kitam rašau ir tada po biškį žiūriu, serveryje pradėjo keistis dalykai. Pradėjo atsiradinėti, pavyzdžiui, man paštą padėjo susikurti, ten susitvarkyti, dar ten kažkokius procesus, kuriuos aš, kaip ir suprantu, ką jie daro, bet kaip padaryti, aš pats niekada gyvenime nebūčiau padaręs. Nebent būtų tekę samdyti žmogų už brangiai, kad jisai sutvarkytų, prisiprašyti ir paskui ten dar kai nelabai žinau, ko prašyti, tai būtų bėda. O dabar čia sėdžiu, tik tai mano, aišku, laikas eina. Aišku, išsiplečiu, dėl to darau laivą. Tai. Ir gavosi taip, kad pradėjus tvarkytis su serveriu, man visiškai kosmosas, aš niekada nesuprasdavau serverio valdymo. Aš kompą galiu susitvarkyti, man ten akis užrišus, ten nupasakočiau, kur ką galbūt spausti pavyktų, bet ten Linuxinė erdvė, ten dar buvo Dockerio sistema, kur aš net neįsivaizduoju, kaip veikia trafikas, Dockeris ir dar ten kažkas tais. Užlaužiau keletą kartų, ten kažkokių tais programų nereikėjo, aš irgi iš nežinojimo daviau komandą, jisai įvykdė, o kad jos nereikėjo daryti, tai tada atradau, kad tas hostingerio chatas visai protingas ir su juo galim pasišnekėti. Vienu metu netgi kopiją serverio praradau, kaip kažką ten padarėm, aš daviau komandą, ten visiškai nusigrybavom, lūžo serveris visiškai. Tada rašau pagalbą, ten su gyvu žmogum pradedu rašytis, gyvas žmogus sako, yra backupas, bet ten susimokėk. Ten nėra ten tų duomenų, aš tik pradėjau ten, o dan mokėt prašau, nors aišku, ten buvo gal kokios 3, gal 4 dienos praėjo. Tiek to, sakau, paimsiu kokią artimiausią kopiją, galbūt toj kopijai bus dar gera versija. Pasikeliam tą jau versiją, ten buvo vidury pokyčių padaryta kopija. Tai reiškia, neveikia, praktiškai viskas, serverį reikia daryti iš naujo, ten jau buvo chato kažkiek sukurta. Gerai, pasipiktinau konsultantų, kad jis nepaprotino dar, nors ir atstatymai, bet prieš atstatymą dar pasidaryti serverio kopiją. Aš jų daryti nemoku, tai vėl, žodžiu, tada reikėjo man prašyti viską ir gaunasi taip, kur vedu. Pradėjau daug bendrauti, surašinėtis su tuo Cloud'o chatbotu, tiek pradėjau rašyti, o gal netgi Gemini buvo pirminis, jo. Paskui pradėjau rašinėti su tuo hostingerio ir tarptų chatų kažkokią žinutę, kaip aš ten suprantu, įmetu vienam, kažką jis sugeneruoja, duoda atsakymą, aš nesuprantu, duodu kitam įvertinti, kurį serverį gerai išmano, nes serverio chatas. Ir tada, blemba, visai gerai turėti tokį chatą, kuris labai gerai išmano mano produktus. Tai realiai, aš chatbotą kuriuosi ir aš kodė matau, kuris, tas kodį, kaip čia vadinkim, kuris labai gerai hostingerio serverio procesus išmano, jis tai man neišmanančiam jis nemažai gali padėti. Jeigu aš ten nebūčiau nesąmonę prisidaręs, iš nežinojimo, tai viskas ten su juo gerai. Tai praktiškai mirtingasis, naudodamas chatbotų, gali spręsti krūvą klausimų, jeigu jam yra užduotos taisyklės, išmokintas yra. Gerai. Jau pavyko susitvarkyti serverį, jau šiaip ne taip. Man atrodo, jau Cloud'as atsirado tuo momentu. Ok, tada pabiškai pradėjau jau iš naujo statyti ant kojų tą chatbotą. Pirmas procesas yra iš viso klausimų išvedimo ir atsakymų pateikimo. Gerai, jau pradėjau suprast seką, koduotės jau atsirado, jau pradėjau suprast, kaip jam suformuluoti klausimą, kad jisai pataisytų. Vieną taisai, kitą pradėjo irgi reguliuoti. Ko tu lendi, kur tavęs neprašyta. Ir nemoko šiam paaiškinti. Tasme, pavyzdžiui, pataisė, pirmo klausimo formuluotę, nes ten buvo gramatinė klaida. Aš tai negaliu pataisyti. Kaip ir galiu, bet nemoku. Tai jis vėl iš naujo visą kodą generuoja. Ten pakankamai ilgai pradėjo užtrukti, nes tas kodas pradėjo pūstis to chatboto. Gerai, ten pataiso tą, bet dar kažką pakoregavo. Kai tada tą kitą vietą, kurią jau neprašytas pataisė, aš ten bandau atstatinėti, dar vieną vietą lūžta dėl kažkokių priežasčių. Ta prasme, jis pats randa. Gal jomojo, tai kaip man tada su juo susikalbėti, kad jisai nelystų ten, kur nereikia, o padarytų tik tais tą konkrečią užduotį. Ok, reiškia, mano problema yra, kad aš nemoku
generuoti tų promptų. Nu, reiškia, netiksliai duodu užduotį, nes jisai ten interpretuoja ir turi vietos laisvė džiungliam, laisvė papungom. Nu gerai, reikia kažką daryti. Ir jeigu aš neklystu, man rytis vėl tada kažkaip pasibėdavoju aš jam, ačiū, kad už tas, nu, atrodo, parašau tą paklodę su savo rūpestėliu ir žmogus taip kantriai, draugiškai atsako ir sako, žiūrėk, yra toks dalykas kaip spec-kit rašosi per brūkšnelį. Kas ten, sako, tai yra instrukcijų formatas. Pasirodo, ko aš dar nepagavau, bet kai jis pradėjo apie tai kalbėti, tada suvedė. Chatbotas pamiršta. Realiai, aš su juo rašinėjos, gali praeiti valanda, jis gali vėl grįžti prie to klausimo ir vėl suktis ratu. Ten, pavyzdžiui, kokių prisijungimų neišsisaugo. Ten kokie nors irgi kartojasi tie patys, o čia gal biškai bergarsiai aš pasitylinsiu. Pavyzdžiui, galbūt tenais jam dar kažkokia tais kartotinė klaida ir atrodo tas pats per tą patį. Versijų rašymas, tai dar iki šiol aš ten kovoju, nes yra gal kokios 7 vietos, kur yra įrašytos versijos, nes aš tai nežinau, ką jis pakoregavo. Tai aš sugalvojau taip, kad skirtingose vietose susidėsiu koduotės versijas ir kai jisai kažką pakeičia, aš tiesiog pažiūrėsiu, arba failo pavadinimas bus. Jeigu jis nepakeistas, tai galbūt jis tai nieko nekeitė. Arba, pavyzdžiui, ten tinklalapė keliose vietose, jis galbūt pakeitė logikoje, bet vizualo net naujino. Arba tik atnaujino vizualo, logika nepasikeitė, o man neveikia. Tai iš kur man žinot, aš kodo neskaitau. Tai va, tada pradėjo atsirastas ne tik tai koduotė klausimam, žingsniam tiem, bet tada atsirado ir versijavimas. O versijavimas reiškia, visas tas kodas važiuoja į Git. Nu, vadinkim taip, į atskirą saugyklą, kur kai aš paprašau, kad jisai išsisaugotų kaip kopija, kad nebūtų kaip su serveriu, va, bloga kopija ir tada, šakutės. Ok, atsirado versijavimas, atsirado tie kodai ir tada tas spec-it. Ir tas spec-it buvo man toks antras, jeigu buvo N8, wow, tai spec-it buvo iš viso vyva. O yra tame, kad kuo skiriasi chat, va, tas langas nuo virtualaus to AI-jaus asistento, kad jisai kompiuteryje gali kurt, koreguot, išsaugot failus, nueiti internetą ir atlikti veiksmus. Bet vienas rūpestėlis, kad jisai pamiršta, jeigu jisai naudojasi savo tą bazinę atmintim, kurią, pavyzdžiui, atsidarau naršyklės langą ir tenai su juo bendrauju. Ir jis kažkuriuo metu pradės pamiršti, o galop iš viso tą naršyklės langą, tas pokalbių kambarys bus uždarytas, nes jisai turi savo ribas. Jau esu ne vieną pokalbį, taip atrodo, ten kontariuosi, ten kokiais marketingo klausimais ir pist, ir viskas, sako, pasiektas limitas, pradėk iš naujo. Game over. Gali ten kopijuoti kažkaip, bet jau vėl gaunasi, jau jo atmintis jau, sunkiai persikelia į kitą ir, žodžiu, reiškia, verta būtų man kažkokiu būdu susikurt kompiuteryje jo atmintį. Kad minimum jisai nepamirštų jau senų susirašinėjimų, o maksimum jam primint vis dažniau, ką mes dabar darom. Kad jis nehaliucinuotų, nes haliucinacijos atsiranda nuo to, kad jis pamiršta. Jis pakankamai greit pamiršta, jeigu kodai yra dideli, tos užduotis, kurios duodamos. O chatboto ten, atrodo kaip ir vizualiai paprastas, o ten kodo, ten, normaliai. Ir tada su tuo spec-itu atsirado tokia mintis, ką man kaip pasakė, aš taip galvoju, čia tai aфиgenai. Pirmas dalykas, tai aš galbūt visko gerai neišvardinsiu, bet kaip aš suvokiu ir kaip naudoju, tiesiog dalinuos praktikas, nes neskaičiau ten kažkokių tais knygų ar ten didžiulių kursų nepraėjau, tiesiog iš praktikos. Spec-ito esmė tokia, kad duot užduotis ir kai aš duodu užduotį, bet aš jį įrėminu tam tikruose vadinkim, funkcijose, vaidmenyse duodu sąlygas, kurių jis negali perlipti arba kaip tik jis turi privalomai daryti. Ir jeigu jis nepadaro, aš turiu kur jam priminti ir sakyti, naik į tą vietą ir prisimink, o ne kiekvieną kartą rašant ir vėl vis kartuojantis, mokinant. Ir ten yra kaip yra užduotis, yra planai, yra pamokos, aš išskaidžiu pamokos ir tas knowledge base žinių bazė, pamokos atskiriu nuo to, kai jam kažkas nepavyko ir kad nesikartotų atskira tokį, kaip vadinkite, tai yra failas, į kurį jisai savarankiškai rašo arba aš jam paprašau, kad papildytų. Ir tada yra
ta žinių bazė, tai kas gerai pavyko, kad aš kai kursiu sekantį, kad vat, pasinaudotų tą gerąją praktiką. Tai vat, pamokos nuo knowledge base šiek tiek skiriasi, gal tai nėra logiška, bet aš dabar jas atskyriau. Ten irgi rašiau daug taisyklių, o vyšnė ant torto, kad yra konstitucija. Tai reiškia, kad yra top instrukcija. Pradėjau, atvirkščiai reikėjo nuo konstitucijos pradėti, bet iš esmės, kur vedu, nes kaip ir planai, ta užduotis, ten tas žinių, kaip tas turėtų būti, kaip ir aišku, bet konstitucija man čia buvo kažkas naujo. Ir ten pažiūrėjau video, nes Rytis irgi rekomendavo tam pažiūrėti. Ir, blemba, pavyzdžiui, kaip valstybė, iš karto mano asociacija ir pavadinimas, ką jis duoda. Valstybė yra konstitucija, reiškia, niekas negali jos ignoruot, kitu atveju bus pasiekmes. Pavyzdžiui, chatboto, chatboto, ten GPT, minimum praras klientą, kadangi ten pataikauja ir vis tiek tikslas yra, kad būtų naudojamas ir būtų naudingas ir ten, bla bla bla. Tai iš esmės konstitucija reiškia, tai yra dokumentas, kuris apribos ir nustatys ribas. Tai reiškia, aš galiu pasakyti, kad žiūrėk, tu dabar šitą prisimink, o šitą pamiršk. Dabar šiandien turėjau kaip tik vieną chatą ir jisai nepamiršta man vieno pavadinimo, vis vadina ten. Irgi kartais atsargiai reikia su alegorijom, nes gali alegoriją paimti ir pavadinti projektą to pavadinimu, kuris paskui, netrukdo. Bet kurią esmę. Konstitucija pradėjau burt ir ten traukiau tokius dalykus, kaip kokio norėčiau, pavyzdžiui, Kaizen metodą pritaikyti, norėčiau Tokso metodą pritaikyti. Tai reiškia, kad mes dirbam, tai reiškia, aš ir tie botai, tie GPT, kad jie vadovaujasi tam tikrais filosofiniais momentais. Pavyzdžiui, jeigu Kaizen yra pastoviai daryti po bent jau mažą, bet progresą. Ir reiškia, kad jeigu įvyko kažkokia klaida arba pamoka, kad jisai natūraliai įsirašytų. Čia toks sąmoningas buvo dalykas Kaizeno pritaikyti. Arba, pavyzdžiui, Tokso, kad jeigu yra kažkur nepraeina, kad ieško tos silpniausios grandies. Ir ten daugiau metodikų pritaikė. Ir ten pas mane ta konstitucija dabar šis yra ten virš 1200 eilučių. Vien tokių kaip instrukcijų rinkinys. Aš suprantu, kad jis visko neperskaitys ir pamirš, bet paskui atsirado, kad galim jam dirbtinai priminti. Ten yra tokia, ar aš pasidariau, ar ten natūraliai yra reload tokia funkcija, tiesiog įrašau chat reload, jisai viską, kažką ten pasikoreguoja ir aš suprantu, kad tuo metu jisai persiskaito tuos visus instrukcijų failus. Tai pas mane tų instrukcijų failų dabar apie 20 įvairiausių kampų, ten, pavyzdžiui, kur ten saugomi visokie, pavyzdžiui, slaptažodžiai, kurie turi būti nematomi, bet jie vis tiek turi būti kažkur, nes, pavyzdžiui, būdavo pamesdavo slaptažodžius, kas kartą vis reikia eiti ir iš kažkur tais ten atsidarydavo langus ir ten tai duomenų bazės pamiršta, tai kokio SSH pamiršta, tai pamiršta ten kokio prie N8N prisijungimo, tai kokio cloudo API pamiršta, žodžiu, visiškai ten pamiršėjęs. O dabar galiu pasakyti, žiūrėk, eik į ten logins base ir susirask. Dabar būna, retai, bet dar būna, naik ir pažiūrėk. Okei. Tai tada pradėjau išsispręsti, pradėjau žiūrėti, kad jisai pradeda atsimint, jis pradeda vadovautis tom instrukcijom netobulai, bet jau nebe taip kaip pradžioj. Ten reiškia, mano laikas pradėjo daugiau eiti skirti jau pačiam tobulimui produkto, to chatboto kūrimo. Tada pradėjau suprasti, o kaip jis veikia. Vienu metu taip įsismaginau, kad aš ten į to gitą nebetalpinau, nes ten daug tų, padaro ir jisai ten, tipo, deploy. Bet deploy, tipo, lokaliai, pavyzdžiui, pasidariau, kad galėčiau žiūrėti, kaip lokaliai atrodo, ir tada įkelia į serverį. Kadangi ten dabar niekas ten jo neduotų chato, tai ten serveryje dar galiu tikrinti. Tipo, 2 versijos. Ir gaunasi, kad kai pradėjau dirbti su tom 2 ten versijom ir to atnaujinimą eina, aš nebekėliau gitą, to backupo nepadariau. Tipo, lokaliai ir ten. Ir paste užlūžo. Ir lokaliai, ir tenais. Ir 1, 2, 3 versija, reiškia, kažkur dar toli atgal buvo padarytų klaidų, aš ten matyt nesukontroliavau, gal iki tos vietos tikrinant nedėjau, nes tas tikrinimas irgi užtrunka laiko. Ir lūžo. Ir tada žiūriu, kad nėra ką atstatyti. Ir tada atėjo supratimas, kad reikia kažką daryti, kad būtų tikrinimas. Pavyzdžiui, aš nesu dabar tas, sakykime, toks stipriai pažengęs, kad galėčiau viską patikrinti. O man ir Rytis sakė, pirmas dalykas tikrint ir dar kartą tikrint.
Antras dalykas - tikrint. Ir nes jisai būna ten, blūdija. Tuo metu nesupratau, ką jis turi minti. Dabar puikiai tą suprantu, nes kai aš nepatikrinu, ten tikrai būna nesąmonių, būna netikslumų, o jeigu dar jungia fantaziją koks Geminajus, tai ten iš viso prikuria nebūtų faktų ir jie kaip užgrina ten, pavyzdžiui, kokį čiužinį kokiam žmogui parekomenduoti. Sakau, gal tu davai, kol nėra pagrįstos nuorodos į mokslinį arba medicininį, nekomercinį leidinį, tol aš tiesiog taip ir rašau, tol neklausysiu tavo žodis, man nieko vertas. Ir tada po truputį gimė visa sistema, kad, turim draugų, ir tada gimė visa sistema, kad pradedu tikrint. O tikrinimas vyksta per tuos pačius MD failus. Tada galvoju, gerai, o kaip dabar, jeigu MD failai neveikia, aš esu riboklės, aš tik nesutikrinu, gal verta būtų antrą pajungt AI-ų. Taip, vienas kodina, o kitas tikrina. Tai dabar yra, šiandien pavyko padaryti, netikėta man pačiam. Aišku, netobulai ten dar reikia mano įsikišimo, nes iš jūsų idealu, kad veiktų autonomiškai, padaviau užduotį ir ten, kol nepabaigė, tol nesugrįžta. Ten dar būna reikia tai failą, kad redaguot leistų, tai į internetą išeit. Tai aš labai daug tų pranešimų jau pavyko eliminuoti, bet dar kai kuriuos momentus, nes pasirodo yra GPT saugumo rodikliai, saugikliai tokie, kad patys žmonės savo neprisišaudytų į kojas. Tai kad, pavyzdžiui, ten tam tikrų failų be žmogaus sutikimo GPT negali padaryti. Yra tokių riboklių. Tai ten aš bandžiau. Pavyzdžiui, Klaudas tai man iš jūsų netgi vieną parašė skriptą, kuris ten dalį tų mygtukų pats automatiškai paspaudinėja. Tai tipo, kūrėjai sugalvojo saugos mechanizmą, kurį aš paprašiau, kad nulaužtų. Tai juokinga. Tai žodžiu, Klaudas pradėjo man rašyti ne tik tais chatboto kodą, bet jis man pradėjo rašyti dabar ir vidusinę vieną programėlę parašė. Tenais pradėjo iki atnaujinimo ir paskui suradau, kad yra, dabar galvoju, kas man, Paulius, man atrodo, pasidalino, kad yra kaip ten antigravity, Google'o naujas, ten gal gruodį ir kada ten spalį išėjęs įrankis, jis toks kaip įrankis yra VS Code aplinka, jeigu bus įdomu, galėsiu pakonsultuoti, dabar tikrai nesiplėsiu. Ant jos tada yra tas antigravitis, kuris veikia Gemini principu. Ir aš tada sugalvoju, gerai, Geminijus su kodu, visiškai jam blogai. Man yra tekę ten vieną parą skirt, ten sėdėjau prie vieno ten tinklalapio plugino tvarkymo ir jis niekaip, ten visiškai išdarkė, ten žodžiu, nesąmonė. Tai aš ten apie vasarą, man atrodo, dar pavasarį laidojau tą idėją iš viso, kad su AI galima programuoti, nemokant programuoti. Gerai, Gemini ne. Dabar tenais visą gyrę, kad tenais prie lyderio, tai dabar antras buvo dublis. Irgi vėjus jis ten, serverį valdyti, kompą valdyti, bet programuoti, labai atsargiai su Gemini. Ten tikrai dar su Cloud'u palyginus, Cloud'e to kodų, ten kaip iki mėnulio. Bet galvoju, bet jisai yra vis tiek kietas tuo, kad jisai turi prieigą prie daug duomenų, nes Google produktas, plus visai gerai jisai tvarkosi su vizualiniais reikalais, ten dabar ir video, ir audio, ir statikos generavimas, plus jisai visai turintis daug duomenų ir šiaip iš kūrybinės pusės, kai reikia idėjas patikinėti, man labai patiko su Gemini. Tai galvoju, o gal jisai galėtų būti tokia mintis, jis galėtų būti tas testeris, tas technikos direktorius, jeigu tai pavadinkim, jeigu aš esu CEO, tas vadovas, savininkas yra technikos direktorius, o Klaudas tegul būna tas pagrindinis programuotojas. Ir tada, galvoju, o ką dabar padaryti? Pradėjau vieno klausinėti, kaip tą padaryti sujungimą, antro klausinėti, nei vienas nieko nerašo. Kaip, kad pavyzdžiui, vienam duodu užduotį, jisai kažkokiu būdu susisiekia su kitu ir tada tas antrasis padaro užduotį, grąžina žinutę, kad padaryta, tas patikrina, jeigu viskas gerai, tada grįžta pas mane ir sako, padaryta, mes šaunuoliai. Ir kiek kažkokias jau 3 paras sėdėjau prie šitos jungties. Kažkiek ten chatbotas dar juda, bet gaunas man jau ir azartas paėmė, bet susikurt tokį įrankį, kuris jau autonomiškai galėtų veikti
kaip praktiškai programerių komanda, čia ne tik programerių, čia bet ką gali daryti, vis tiek jis yra labai universalus, tik tais reikia apstatyti taisyklėm. Aš jau išmokau taisyklę susikurt, tam tų taisyklių prisigeneravo belie kiek, šiaip tais galiu parodyti, jeigu įdomu, kadangi turiu galimybę, neįsivaizduoju, ar kas nors žiūri, bet jeigu čia toks kaip ir savo, pavyzdžiui, čia vat yra taisyklių rinkinys. Čia gal aplinka iš pradžių gąsdinančiai atrodo, bet vat kiekvienas MD failas reiškia, jame yra kažkokia taisyklė. Ir jeigu tai pažiūrėt, pavyzdžiui, čia koks čia business strategy. Business strategy yra beveik 200 eilučių tenais, planai, irgi ten belie kiek. Tai vienu žodžiu, tas formatas man tada gerai, taisyklės moku. Kaip moku, jau konceptą bent jau supratau, čia yra jau man daug, nes pradžiu pradėjau nuo to, kad aš nesizduoju, kaip tą AI panaudot, o aš dabar jau jam kuriu taisyklės, aš jau su juo struktūruoju duomenis, visiškai pasikeitė struktūra, kaip pavyzdžiui buvo vienam katalogė chatbotas, tai dabar atsirado jau kompanija, atsirado venture kaip toks padalinys, branchas, nežinau kaip čia pavadinti, tada jam priskiriami projektai, tai pavyzdžiui, kadangi čia čiužinių centro tas chatbotas, tai čiužinių centro projektui ir tada chatbotas. Sakim, čia failų struktūra kaip ir elementaru, bet taip pažiūrėti iš paukščių skrydžio, kad čia jau kuriama jau toks kaip ir, nežinau, čia imperija, globeratas. Ir tai atsiranda tada vėlgi pasiskirstimas, o kur tada yra verslo tematikos užduotis tos taisyklės, kur yra projektų lygmens. Tada atsiranda, o jeigu aš pradėsiu naują projektą, tai man tada vėl viską reikės iš naujo mokinti, tada atsiranda idėja šablonai, kad pavyzdžiui dabar galiu pradėti naują chatbotą kurti ar kažką, jis jau yra pasiruošęs duplikuoti kaip šabloną. Galvoju, tai tada tie chatbotai, aš juos taip vadinu, tie Gemini ir Cloudas pradėjo tarpusavy šnekėtis. Jau pirma sėkmės istorija yra, dar ten aš tikiu turėsiu padaryti. Šiandien praktiškai visą dieną užtrukau su jungčių, kad jie tarpusavį kalbėtųsi, nes pavyzdžiui, tarkim, abudu ramybės būsenai, ir pavyzdžiui, aš pakšt parašau Gemini, sakau, žiūrėk, dabar man reikia, kad tu padarytum kažkokią užduotį. Ir jis duoda Cloudui. Tarkim, tas Cloudas pradeda kažką daryti, jeigu pradeda, nes jis yra neaktyvus, nes pasirodo iššaukt tą AI-aus variklį, yra tam tikra sąlyga, žmogus tą turi padaryti, o čia gaunas, kad aš prašau kitą mašinos paraginti, kad davai, padaryk, nes tam užduotį jam yra duota. Tai sakykime, tas Cloudas kažką daro, Gemini'us yra neaktyvus, o Gemini'us tikrai negalima iššaukti. Tai dabar šiandien sėdėjau, vis ieškojau būdų, ten geriausių praktikų prašiau, kad jie surastų, kad jie galėtų vienas kitą kažkokiu būdu patrigerinti. Tai dar reikia išsitestuoti, nes dabar tokius kaip ir kartotinius, kad pats tas GPT, pavyzdžiui, Gemini'us, jisai pradėtų pats save tikrint, ar ten yra jam paliktų žinučių, toks kaip paštų dėžutė. Principas dabar toks kaip yra raudonų telefono, nelabai žinau koncepto, bet ten schemą mačiau kaip ir nėra logiška. Ir yra pašto dėžutės principas, kad jeigu yra pašto dėžutė, tada reiškia, jie tarpusavį bendrauja ir tada užsisuka ciklas ir tada jau jie tenais tą užduotį padaro. Bet dabar problema, kaip vieną kitą prikelt, kai jie yra neaktyvus. Turiu taisyklių rinkinį, turiu jau supratimą, kaip kuriama, projektuojama programa, vadinkim, vis tiek čia programa, užduočių rinkinys, kuris padarys tam tikrą veiksmą. Tada yra du meistrai, kurie veikia kaip, tikrai ne už 200 per mėnesį darbuotojai, pagal tai, ką aš dabar čia išduočiau, kosmosas, kiek man būtų kainavę iki šito lygio padaryti. Nes aš turiu patirties su programuotojais, tai neskaitant to, kad gali kapituliuoti, čia irgi gali kapituliuoti, bet vėlgi turi vienas kitą papildo. Ir tada jau pradėjo apetitas augti. Tai dabar save riboju, kad nepradėti naujų projektų, nors labai noriu ir labai gerai, kad yra tuose instrukcijose planavimo reikalas. Tai aš planuoju ir netgi tokią dabar taisyklę šiandien daviau, sakau, dabar jeigu sugrįžti pas mane, Gemini, kadangi jis yra tas technikos vadovas, sakau, jeigu dabar sugrįžti pas mane su klausimu, ką daryti tą ar tą, ir jeigu tame klausime yra kažkokia užduotis, kuri gali būti kaip nauja visiškai kryptis, netęstinumui. Iš karto tą užduotį klausi Cloudo, su juo tariesi, jūs pasitarėt,
priimat sprendimą, jeigu nesutarėt, grįžtat pas mane atgal, arba jeigu padarot, grįžtat pas mane atgal. Ir jeigu nesutarėt, tą užduotį automatiškai traukiat į planuotę. Į kažkada, tiesiog bus laikas, prašysiu pakelt su planų failą ir kokių tame planų faile yra užduočių. Tada susiprioritizuoju ir tada einu sekančiu. Ir tokiu būdu, nežinau, čia yra irgi greičiausiai iš vadybos vienos modelių, tai kad dabar fokusuoju dėmesį vieną dalyką, bet jeigu atsiranda pakeliai kažkas, aš jo neišmetu, bet juos tiesiog dedu kažkur tais į atskirą dėžutę, kurią paskui galima bus pasikelt ir plus jiem patiems bus priminimas, kad kažkas buvo užtaikyta. Ir tada gaunasi, aš turiu dar susiplanuotų funkcijų į priekį, kaip tobulint pačią ekosistemą. Aš jau jį vadinu kaip sistema, nes dviejų tokių galingų instrumentų. Tada aš pats pradedu mokintis, ne tik mokintis kurt tą chatbotą, bet mąstyt. Tai dabar toks naujausias mano noras yra tai pasidaryti marketingo automatizuotą įrankį. Tai reiškia, ieškau dabar funkcijų, kurių aš kaip versle nemėgstu daryti, nedarau, atidėlioju ir tai minimum arba neuždirbu, arba prarandu pinigus. Ir kad to išvengt, tai susikurt automatizuotas sistemas, nes apskritai sako verslas sistema, tai gerai, tai nors ir solo, bet aš galiu sistemą kurti. Ir pasidaryti, pavyzdžiui, nueina į Facebooką, jeigu tai, pavyzdžiui, Facebooko reklama, pasižiūri, kokie buvo nustatymai, įsivertintų analitiką ir tada priimtų sprendimus ir galbūt netgi patys padarytų. Tai čia, aišku, gal skamba kaip utopija, bet čia, aфиgenai, yra toks momentas, kad yra netgi naršyklė. Pavyzdžiui, Cloudas, jisai kažkaip ten kodo lygmenį tikrinasi, galiu duoti nuorodą, jis ten praskenuoja ir įsivaizduoja, puikiai veikia su nuotrauku, screenshotą įdedu ir tada iš to nuskaito ten tekstą, kontekstą, abudu super veikia. Bet Geminajus, kodėl jis yra CTO, jis gali atsidaryti naršyklės langą, tame lange aš matau, kaip jo pelė veikia, tas virtuali pelė, kaip jisai paspaudžia ir kur jis toliau eina. Tai reiškia, jeigu aš sakykim, tai sesijai prijungsiu, pavyzdžiui, prie Facebooko, jisai galės nueit, minimum išmokt, kur nueit. Sakykim, jeigu aš jį išmokinsiu, vėlgi instrukcijų, galbūt netgi rasti internete galima, kaip Geminai išmokint AI asistentą, kad jisai veiktų kaip marketingo įrankis. Ir tada jisai nueitų, čia tokia idėja, kurią būtinai noriu įsidiegti ir išsibandyti. Ir aš tikiu, kad jinai bus daug geriau veiks, negu aš pats nieko nedarydamas ten. Jis tada nueitų, padarytų pokyčius ir tada padaręs pokyčius sugrįžtų su atsakymais ir tada galima būtų vertinti. Ir aš tada, ko negalėjau pačioj pradžioj sugalvot, kadangi man su analitika, man strategija yra fainiai, projektavimas yra fainiai, bet analitika visiškai ne mano. Galiu daryti, bet per sukasus dantis. Tai čia aš praktiškai galiu susikurt savo analitiką. Tai reiškia, kuris vertins, kokie kontaktai ateina, kokie srautai yra į tinklalapį, kur kas prasileidžia. Ir vyšnė ant torto pasijungt, dabar esu suplanavęs Zoho visą ekosistemą. Planas buvo, kad iš viso chatbotas eitų per Zoho chatą, bet ten radau, irgi toks biški nukrypimas, bekuriant šitą įrankį, pamačiau, ant kiek yra atvaizdavimas labai svarbus ir atrodo, Zoho yra milžiniškas įrankis, ten belekiek vartotojų turintis, bet pavyzdžiui, Zoho, tas widgetas, kuris į tinklalapį įdedamas, jisai su chatbotu tiksliau pateiktais duomenim, jisai visiškai nedraugauja. Reiškia, minimum taip, kad kiekvieną kartą, kai atsiranda žinutė, turiu paskrolint, kad pamatyti visus galimus pasirinkimus. Tas bene kaip vartotojų elgsena žalinga. Tai parašiau aš ten tiesiai jiem, ten screenshotų nusinčiau, kad sakau, žiūrėkit, pabandykit patys. Mano testinis N8N, tas native, vadinkim, chatboto varikliukas ir dizainas versus to Zoho integruotas į tinklalapį chatboto irgi atvaizdavimas, ir su Zoho belegai nepatogu, nes kiekvieną kartą reikia scrollint, o su N8N lygiai analogiškas, netgi mažesnis ekranas, ant jo niekada nereikia scrollint. Nebent pažiūrėt, kas anksčiau buvo rašyta. Bet nauja žinutė ateina su visais pasirinkimais iš karto matomais, netgi jeigu jų ten yra daugiau, nes pas mane tas yra preselektas, su preselektu ten dar buvo atskira tema.
Bet faktas taip, kad šitas sprendimas, tas vat AI asistentas, jisai nebe apie programavimą. Taip, aš su juo programuoju, bet vat ką jisai dabar vat mano smegenim daro, tai padeda struktūruot, pamatyti struktūrą. Va čia aš nežinau, kiek tai turėtų kainuoti ir tai nėra mėnesinis mokestis už tą, vat, jų ten tos kreditus, kuriuos galima išnaudoti, bet vat, už tą mąstymo būdą. Ir aš dabar pradėjau procesais mąstyti. Nu, atrodo, aš maniau, kad aš mąstau procesais, bet kaip dabar vat, per gerą mėnesį vat, pakeitė matymo kampą ir aš žiūriu, kad aš ten ir BNI jau kažkokių procesų nebenoriu daryti, jau mano smegeninė pradėjo vat, vėl kažkaip kitaip veikti. Tai va, tai jeigu taip glaustai, verta kurtis asistentą tą AI-jaus, kuris išmokins, besikuriant, jisai išmokins, kokius aš darau kartotinius veiksmus, bent jau pradėti pastebėti. Nes iš pradžių atrodė, aš neturiu kartotinių veiksmų, nuo to pradėjau video daryti. Paskui jis pradės išmokinti, atpažinti, ko aš nedarau ir dėl ko, kodėl, kokios gali būti priežastys ir galbūt pamatyti, kokį veiksmą galėtų kažkas atlikti ir šiuo atveju ne žmogus, kuris neina į tualetą, nemiega, nevalgo ir jam nereikia išeiti atostogas, kuris gali tai padaryti. Taip, reikės mano dėmesio, bet koks verslas, jeigu vadovas atsitraukęs, gal yra tokių verslų, aš neįsivaizduoju, tai bet kokiu atveju aš suprantu, kad dabar esu tas CEO, kuris turiu daugiau pavaldinių, bet šituos du, Cloudo ir Geminijaus, ir jų progresą matyti, įdomus metai nusimato. Tai va, video ambasadorius iš Mainstream Pro, aš kuriu ne tik tais video turinį, aš lendu į procesus ir kaip vis būdavo, sakydavo, kad aš ateinu ne video daryti. Taip, aš padarau videos, taip sumontuosim, ten, filmuosim, strategiją pagal, bet procesiniam lygmenį pamatyti ir kas iš to įvyks, nes aš pats darausi video ir man rūpi, kas su juo įvyksta. Ar tai jisai padeda žmonėm atsakyti jų klausimą, kokį tai ten problemą, ar jisai padeda spręsti, ar jisai man elementariai padeda kaip verslui, nes jeigu aš, pavyzdžiui, pamatau, kad jisai geriau veikia, aš leidžiu pinigus reklamai, bet, pavyzdžiui, parodau ne tiem žmonėm ir aš nežinau, kad ne tiem žmonėm parodau. Nes, man, pavyzdžiui, ten 200-300 eurų už kiekvieną mėnesį už reklamų vien tik administravimą, būna kitą kartą ir prabanga ir nenoriu tiek skirti. Tai galbūt, ta sistema, kurią dabar kuriuosi, padarys dar ir tai. Tai iš esmės, aš įtariu, kad man dar pakankamai nemažai kainuos perprast, susikurt, davesti iki galo minimum chatbotą, paskui tinklalapį, paskui filtrą susitvarkyti, paskui ten čia vienu su čiūžinių centru bus turbūt, aš norėčiau vasario galui, bet įtariu, čia bus ketvirtis, gal netgi pusmečio projektas. Bus matyti, kaip aš pats projektuosiu, nes čia progresuosiu, čia nebe jau įrankius, čia gaunas jau aš esu riboklis, kaip ir sako, versliai yra atspindys rezultatų veidrodyje. Tai aš dabar noriu būti tuo žmogum, kuris einu klestėjimo link, belė kiek skiriu laiko, kiek jau, mačiau, turbūt, 15 valandų jau non-stop varau ir nes labai noriu. Labai įdomu, man labai įdomu. Tai man struktūrų žmogui, kuris dar tik buvau pradedantis krapštyti, pradeda vertis lobynas, kiek pats esu ribotas, bet su šituo įrankiu pradedu matyti, minimum tas ribas, galbūt netgi jas pavyks peržengti. Tai dar skėlė. Linkiu klestėti, jeigu reikės gero čiužinio, personalizuoto, arba gero video, kuris nesentų, pabendraukim. O jeigu reikės chatboto, asistento AI-jaus ir apskritai pasitart, ką, irgi galėsiu padėti. O kol kas, ate.